Taip yra. Pasisako Arvydas Padegimas. Dabar aš taip skaitau, reiškia, antikorupcinių požiūrių sprendimo projektas nevertintinas. Tai kas čia dabar nusprendė, kad šitas, reiškia, projektas nevertintinas? Kas konservatoriai, tai čia kas Raimondas Kaminskas, antikorupcinės komisijos pirmininkas. Ar čia Gediminas Būdnikas, kuris konkurso komisijos pirmininkas ir kaip konservatorius. Ar čia personalo skyrius nusprendė taip, kad antikorupcinių požiūrių sprendimo projektas nevertintinas. Aš kaip tik pastebėjau vieną dalyką, kad, sakykime, pagal balų sistemas, kurias gavo pretendentai, ponas Mazurkevičius gavo 10 balų, kai kiti pretendentai nuo 4,4 iki 6,6. Tai aš jau kaip sakiau prieš konferencijai, kad mano asmeniniu požiūriu ta informacija, reiškia, egzaminų klausimai buvo nutekinti. Čia mano asmeninis tos pastebėjimas. Ir aš manyčiau, gal visą tą reikėtų išspręsti kitokiu būdu, gal pavesti visą medžiagą perduoti prokuratūrai, kad ištirtų. Aš nieko asmeniškai prieš Kęstutį Mazurkevičių neturiu, aš gerai pažinojau jo tėvą, jisai buvo mano dėstytojas ir tai puikus žmogus buvo. Bet visas šitas, reiškia, konkurso eiga man kelia labai daug klausimų ir būtų tikrai, aš siūlyčiau visą šitą medžiagą perduoti prokuratūrai ištyrimui. Ačiū gerbiamui Arvydui Padegimui, kadangi buvo paminėta Raimondo Kaminsko pavardė, tai prašom nuo šoninio mikrofono replikos teisę. Aš norėčiau pasakyti, kad yra tam tikra tvarka nustatyta, kokie teisiniai aktai yra vertinami antikorupcinių požiūrių, kurie ne. Tai tikrai nepriklauso nuo mūsų antikorupcijos komisijos. Antra, jūs ko gero puikiai žinot, kad yra gauta tam tikra speciali pažyma iš tam tikrų teisėjų saugos institucijų ir jie turi administracijos tam tikri asmenys. Tai čia, sakyčiau, nėra vieta. O kitas dalykas, aišku, po konkurso tie, kurie pralošė, jie mėgina daryti tam tikras įtakas ir kelti tam tikras bangas. Tai aš siūlyčiau čia tą klausimą baigti tuo požiūriu. Ačiū. Aš konkursą nedalyvavau, tai kad nesuinteresuotas.